Sveiki visi. Pirmas mūsų su Andrium įrašas, pokalbis su jumis jau naujajame Europos parlamente, tiksliau naujoj kadencijai. Tai aišku, visų pirma norim padėkoti labai nuoširdžiai iš visos širdies, kad pasitikėjot mumis ir mes atrodė mum, kad darėm, ką galėjom ir turbūt dėl to ir žmonės pastebėjo, bet be jūsų tos ištikimybės ir supratimo, apie ką yra Europos Sąjunga, apie ką yra Europos parlamentas ir nebūtų buvę ir tų mūsų rezultatų, kurių pasiekėm ir aišku šito naujo termino mum, kuriame turbūt jis jau bus kitoks. Mes jau jaučiamės visiškai kitaip, negu kad buvom prieš 5 metus, kai tik išrinko. Daug kas čia sakydavo, reikia naujų, reikia vėl naujų, o iš tikrųjų tai čia tokia yra didelė mašinerija, visa šitas Europos Sąjungos struktūros, o Europos parlamento taip pat, kur iš tikrųjų tu jau gali žinoti, ką tu čia gali padaryti, kiek tu čia gali ir panašiai. Bet dabar reiktų apie reikalus kalbėti, apie tai, kur mes čia jau įkritom Vatiką atvykę. Bet prieš tai dar keletą sakinių apie tuos rinkimus buvusius į Europos parlamentą Lietuvoje, aišku, buvo labai keisti. Man bent jau, nežinau kaip tau, Andriau. Vienas dalykas, mes labai išsiskiriam iš kitų Europos Sąjungos valstybių šitais rinkimais tuo, kad jie visada yra uždengiami prezidento rinkimais. Pas mus ta rinkimų kampanija Europos parlamento taip ir nebuvo įsisiubavusi. Buvo tokių debatų kažkokių keistų. Ir visai ne apie tai dažnai, apie ką yra Europos parlamentas, apie viską. Ten makalavomės, kalbėjomės su tais, kurie iš vis žalio supratimo dažnai nenoriu atrodyti arogantišką, kaip mus čia dažnai vadina, bet iš tikrųjų taip jaučiausi tuose debatuose, kur kalbėjo žmonės, kurie iš vis nežino, ką Europos parlamente kas ką veikia. Tai čia nežinau, ką daryti Lietuvoje, ar reikia siūlyti žiniasklaidos priemonėm, kad jie siūstų žurnalistus čia ilgesniem kursam, kad jie suprastų, kaip veikia institucijos, kad būtų tada įdomiau tie debatai rodomi, organizuojami. Ir žinoma, tai, kas vyksta dabar. Aš tai esu nutarus savo visiškai nekomentuoti apie kokį nors Gražulį. Sunkiai pavyksta, bet noriu pasakyti keletą sakinių visiems, kurie mus girdės ir klaus. Nėra čia to Gražulio. Ir jo nebus, esu tikra. Dėl to, kad tik Lietuvoje mes skaitom, kas ten jam pavyko, nepavyko. Ir čia yra labai blogai. Čia iš tikrųjų tai va šitaip vyksta Lietuvos politikos gražulizacija. Todėl, kad atleiskit, mėly žurnalistai, ir jūsų gal kai kas žiūrit, bet kai jūs nuolat ir nuolat rašote, antraštės dedat vien tik tai apie tai, ką Gražulis čia daro ir kur padarė. Ir visiškai nenorit gilintis ir domėtis apie tai, kas iš tikrųjų ką dirba ir kokie darbai padaryti. Nu tai tada ta politika ir ką tiem rinkėjam galvoti prieš rinkimus, jie užtat ir domisi tik tai tokiais dalykais. Bet dabar apie rimtesnius, Andriau, tau perduodu žodį. Lietuvoje čia irgi labai kaista atmosferos ir kaitinamos ir žiūri, kiek daug visokio nesupratimo yra apie pavardės komisarų, kurie nuo Lietuvos komisaro vietai galėtų būti. Mes abu bandom įrodyti, kad pirmiausia kalbėkime apie poziciją, pirmiausia kalbėkime apie tai, koks Lietuvos interesas kitoj komisijoje, apie ką turėtų būti tas žmogus ir koks žmogus, tik tai paskui pavardė, kokios vietos mes norėtume. Ir žinoma apie prezidento vaidmenį. Tai Andriau, tau žodis. Ačiū, Rasa, tai aš prisijungiu prie visų padėkų rinkėjam, kurie, iš tikrųjų parodė, kad Lietuvos politiniam gyvenime galioja viena taisyklė. Tai Tėvynės sąjunga konservatorius visada per anksti laidoja politiškai, o socialdemokratam visada per anksti žada pergalės. Tai iš tikrųjų tie rezultatai, kuriuos gavo mes ir ką rinkėjai padarė per Europos parlamento rinkimus, iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir svarbus Lietuvos mastu ir svarbus Europos mastu. Nes Europoje iš tikrųjų kiekvieno Lietuvos rinkėjo balsas atiduotas už Tėvynės sąjungos kandidatus lėmė ir tai, kad Europos liaudies partija, kurios nariais mes esame čia Europos parlamente ir toje europinėje šeimoje, Europos liaudies partija šiandien išlieka stipriausia ir dar padidėjusi, ir dar sustiprėjusi. Žiūrint į visas kitas, vadinkim taip, centristinės europinės partijas, mes atrodom labai gerai. Arba proeuropietiškas. Jo, proeuropietiškas, nes kitos visos silpo ir kai kurios gana dramatiškai, kaip liberalai ir žalieji. Tai šiuo požiūriu mes esam tikrai labai stiprus.
Ir dėl to galim turėti įvairios įtakos ES gyvenimą. Dabar pati labai teisingai prisiminė rinkimų kampaniją, kur iš tikrųjų įvairūs ten debatai, į mūsų ten 14 ar kiek stovinčių tribūnose ir kažką tenai bandančių atsakyti taip ar ne į kažkokius tai klausimėlius. Na, iš ties atrodė nelabai rimtai. Nu, dalyvavom, bet supratom, kad tai yra labiau kažkoks, tai nežinau, net kam skirtas spektaklis. Žanras, jo. Tai tikrai nieko bendro su europiniais reikalais neturėjusi, taip sakant, rinkimų kampanija. Na ir čia galbūt trūksta iš tikrųjų Lietuvoje to supratimo, kurį jau įvardijo, man kaip tik labai pasirodė svarbi nuostata, kurią įvardijo Lietuvos pramonininkų asociacijos konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, kuris pasakė, kad šiandien Lietuvoje verslas gyvena tokioje teisinėje aplinkoje, kur 90% sprendimų yra padaryta ES vardu, Briuselį. Kitaip sakant, komisija ir Europos parlamentas. Tai kai kam atrodo, kad čia ta ES yra kažkur toli ir čia mums jinai nelabai svarbi, arba mes, kad čia nieko negalim įtakoti, tai yra klaidingas požiūris. Na, matyt, dar reikės kažkiek laiko, kad Lietuvoje būtų suprantama, kad rinkimai Europos parlamentą tikrai yra svarbus mūsų kasdieniam gyvenimui. Ir to aš tikiuosi. Dabar žiūrėk, jeigu tu perėsi prie kito, aš noriu čia staptelti trupučiuką. Vat būtent todėl ir balsai už kokį nors Gražulį, aš čia sąlygiškai sakau, yra išmetimas iš šiukšlių dėžę tų balsų. Jeigu tie žmonės bus kažkokiose paraštėse arba jokiai frakcijai nepriklausys, arba priklausys tom frakcijom, kurios neturi reikšmės Europos politikoje. Tos frakcijos, kurių atstovų nebus Europos komisijos struktūroje. Dabar priedo dar pridėkim, kad prie Europos liaudės partijos svarbos, tai ir komisijoje turės didelę dalį, jeigu ne didžiausią dalį komisarų, dėl to, kad vyriausybės, tos, kurios laimėję yra nuo mūsų politinės jėgos, iš mūsų politinės šeimos deleguos savo komisarus. Ir kitas dalykas, labai svarbioje institucijoje vadovų taryboje, kur didžiausią svorį sudaro irgi Europos liaudės partija. Tai jau pati čia įvardinai dalį to, ką aš norėjau pasakyti. Tai aš tikrai, tam tikrą prasme pasižadu, kad tikrai Gražulio kaip reiškinio aš čia nesiruošiu, būdamas Europos parlamente, nagrinėti, nes čia jo nesimato. Ir gal prašytumėm mūsų ir komentaruose apie tą Gražulį neklausinėti, kur nors Facebook'e. Ir žurnalistai, nusiraminkim truputį, kam čia jį reklamuoti. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, akivaizdu, kad Europos liaudės partija, kuri turi čia ir didžiausią frakciją Europos parlamente, ir turi pusę visų narių vadovų taryboje, kur dalyvauja prezidentas Nausėda, bet jis yra vienas ten iš 3 vadimų nepriklausomais. Tai ką reiškia nepriklausomas, tai reiškia, tu nedalyvauji įvairių partinių susibūrimų svarstymuose prieš vadovų tarybą ir tu ateini į vadovų tarybą, kur jau didžiosios frakcijos, didžiosios partijos yra susitarę, kaip jos spręs vieną ar kitą klausimą. Tai jo vėlgi vaidmuo čia yra ženkliai sumažėjęs per tą nepriklausomumą. Tai Europos liaudės partija turi pusę visos vadovų tarybos, iš 27 šiandien 13. Tai yra premjerai, prezidentai, kurie dalyvauja vadovų taryboje ir kurie prieš kiekvieną vadovų tarybą... Prezidentų beje ten labai mažai. Jo, mažai. Kurie tarėsi dėl to, kaip spręsti vieną ar kitą problemą. Na ir tai akivaizdu, kad štai šiandien taip jau susiklostė situacija ir jinai gali dar keistis labiau jau į Europos liaudės partijos pusę. Europos liaudės partija yra tapusi dominuojančia politinė jėga visame ES gyvenime. Liberalų mažėja dramatiškai ne tik Europos parlamente, bet ir vadovų taryboje. Jeigu buvo 4 ar 5, tai bent 2 paskutiniu metu jau traukėsi iš pareigų. Olandijos premjeras ir Belgijos premjeras. Makronui problemos kyla. Žinoma, artėja ten jų rinkimai, kuriuos jis pats išsišaukė ir atrodo, kad jo partija gali būti gana silpnai pasirodžiusi. Socialistam taip pat gyvenimas nėra saldus. Taigi šitoj vietoje, kai svarstom tolesnę ES ateitį ir kaip turi atrodyti komisija, kurioje irgi, kadangi 13 yra premjerų atstovaujančių Europos liaudės partiją, reiškia yra 13 vyriausybių, kuriuose dominuojančią vaidmenį vaidina. Ir jie skirs komisarus. Ir jie skirs komisarus. Tai reiškia, komisijų iš 27 komisaro irgi 13 ar 14 bus atstovaujančių Europos liaudės partiją. Na ir šitoje vietoje, iš tikrųjų, mes Lietuva, būdami Lietuvos atstovai, ar vyriausybė, ar Europos parlamente, ar Seime, mes turime svarstyti, kaip padaryti, kad Lietuva štai toje ES politikoje
ir kur, kaip sako verslas, jau 80%, reiškia, jiems tai yra pagrindiniai dalykai, kas yra nusprendžiama ES, mes taip pat suprantam, kad saugumo, gynybos, ES plėtros klausimai, mūsų įsitikinimu, per artimiausius 5 metus bus patys svarbiausi. Svarbiausia, mums jie svarbus. Mums svarbus, Europai svarbus. Mes norim įtikinti Europą, kad tai yra svarbu. Mes norim padėti Ukrainai, išnaudodami tos ES politikos instrumentus. Tai čia, na, aš nematau, net aš negirdžiu nei iš vienos pusės, kuri čia kritikuoja kartais, kodėl mes čia siūlom Gabrielių Landsbergį. Aš negirdžiu nei vieno argumento, kokią sritį siūlo. Nu, tai žiūrėk, okeanai, žuvis, ten šiukšlės, dar kas nors, tai galbūt ir yra svarbu kartais, bet tikrai žiūrėk, dabar, ne mums šiandien. Žiūrėk, va čia iš tų tokių, staptelkim čia, iš tų tokių visiškai nesusipratimų. Ir Lietuvoje priimama net ir tokiuose politologiniuose sluoksniuose, kaip normalų pasiūlymą, pavyzdžiui, ponas Skvernelis iššoko ir sako, siūlykim kaip kompromisinę figūrą Sinkevičių. Tai tvarkoj ir žmonėm atrodo, nu va, dirbęs jau žino koridorius ir taip toliau, bet žiūrėkit, tai jeigu mes žiūrim į dabar kompoziciją, kaip atrodo Europos komisija, kuriai tikriausiai vadovaus Ursula von der Leyen, irgi IPP, mūsų Europos liaudės partijos jau viena iš lyderių ir kandidatė buvo į tą postą. Tai dabar jeigu ten sudarys daugumą, žalieji prapylė rinkimus. Žaliųjų svoris Europos parlamente bus labai labai minimalus, lyginant su tuo, kas buvo. Skvernelio partija įstojo į žaliųjų europinę partiją. Tai kaip iš principo gali būti, kad partijos, kuri net nėra vyriausybėje pas mus, atstovas čia iš principo tu negali siūlyti tokio kandidato, dėl to, kad tai visiškai bus ne toj daugumoj, nesprendimus priimančioj jėgoj, o to jėgoj, kuri rinkimus pralaimėjo. Nu, tai čia kai kas siūlo, tai atrodo, kad demonstruoja savo, taip sakant, irgi nelabai gerai. Nu, visiškai nesuvokia. Neišmanimą, taip sakant, ES visų sprendimų priėmimo virtuvės. Tai kaip aš sakau, pradžioje reikia apsispręsti dėl srities, kurioje mes norim dirbti ES. Tai aš nematau kitų svarbesnių sričių negu saugumas, gynyba, plėtra ir visa, taip sakant, čia tas mūsų rytų pakraštys, sakykime. Bet aš noriu pasakyti, kad daug kas galvoja, ai, tai tada saugumo komisaras. Nebūtinai. Ai, tai tada koks plėtros, neaišku, dar bus. Yra keletas portfelių, kurie yra susiję, galėtų būti susiję su tas sritim ir tu gali padaryti. Tai nebūtinai tik tai vien šitie. Be abejo, bet svarbu, taip sakant, mums aiškiai žinoti kryptį. Natūralu, kad portfelio ten dydis, apimtis, toliau jau bus deramasi ir tariamasi su Ursula von der Leyen, kuri taip pat yra Europos liaudės partijos atstovė. Tai kai apsisprendžiam sritį, toliau klausimas, kas galėtų štai toj saugumo ir gynybos srityje geriausiai atstovauti Lietuvą ir siekti iš tikrųjų svarbių rezultatų jau visai Europos Sąjungai. Na tai mes iš čia žiūrėdami iš Briuselio matom iš tikrųjų Gabrielių Landsbergį, kaip labai gerai žinoma visose čia Briuselio koridoriuose ir sostinėse ir taip sakant, tikrai nusipelnusi tarptautinį autoritetą užsienio politikos srityse. Antras dalykas, akivaizdu, kad jis būdamas Tėvynės sąjungos pirmininku yra gerai žinomas ir Europos liaudės partijos visoje bendruomenėje. Pirmadienį dabar dalyvavo, tik tai samite. Tai čia yra ta galimybė, kurie, mano įsitikinimu, tikrai ta galimybė turi būti svarbi ne tik tai čia mum, ne tik tai Gabrieliui, ne tik Tėvynės sąjungoje, turi būti svarbi visai Lietuvai. Tai yra trečias klausimas, kaip Lietuva dabar dalyvaus šitame, taip sakant, toliau procese. Ar apjungiam visi jėgas, vyriausybė, Seimas, Seimo dauguma, prezidentas, kuris dalyvauja vadovo taryboje ir siekiam ne Gabrieliui, ne konservatoriam, o Lietuvai svarbaus rezultato. Ar, pavyzdžiui, prezidentas, užsiema ten kažkokią, taip sakant, rezistenciją, obstrukciją, galvodamas, kad štai jeigu čia sutrukdys dabar Gabrieliui Landsbergiui ten Lietuvos vardu tapti komisaru svarbioj srity, tai gal socialdemokratam padės per Seimo rinkimus. Tai toks yra, menkavertiškas požiūris. Tai čia nieko... Labai nevalstybiškas požiūris. Nevalstybiškas, tai mes negalim, taip sakant, pakeisti prezidento nuomonės. Čia jau, taip sakant, jis pats turi suprasti, kaip gali tai atrodyti ir ne tik tai Lietuvoje. Bet kaip tai gali atrodyti ir visos Europos Sąjungos. Ir žiūrėk, tai dabar tik tai aš noriu akcentuoti, baigiant šitą temą, mes atrodo jau pakankamai daug ir rašėm ir čia kalbam. Unikali susiklostė situacija, kad būtent mūsų politinės jėgos, kur mes esam vieninteliai Lietuvoje Europos liaudės partijos šeimos nariai, šita jėga Europoje užima didžiausią, svarbiausią, sudaro svorį visose institucijose. Ir dabar kalbėti apie kokią nors kitą politinę
jėgą deleguoti kitą politinės jėgos, net be pavardžių, žmogų arba visai neutralų, niekam nepriklausantį žmogų į Europos komisiją, tai reiškia tas pats, kas atsisakyti šitos unikalios galimybės būti tokioj daugumoj ir turėti tokią jėgą, kad net ir tu dirbdamas su kitu portfeliu, tu galėtum turėti didžiulę įtaką Lietuvos interesus įgyvendinant, didžiulį svorį turėti. Ir dabar pereikim labai sklandžiai į tokį svarbią aktualiją, kuri yra Lietuvoje. Šiuo metu vyksta vėlgi susijusia su partiniais dalykais. Žinau, kad Lietuvoje partijos atrodo kaip toks balastas, nereikalingas dalykas, dalis žmonių pyksta, nepatenkinti čia apie partijas kalbant. Žiūrėkit, be politinių stiprių partijų nėra nei stiprios vyriausybės, nėra nei stiprių valstybių. Tai šita europinė yra nuostata labai aiškiai ir taip yra visose valstybėse ir pas mus. Tai jeigu mes neturėsim stiprios Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų, kairiai pusėje neturėsim stiprių demokratiškai nusiteikusių preeuropietiškų socialdemokratų, liberalų ar kitų, tai mes neturėsim nei stiprių vyriausybių ir turėsim tik tai, tokį žaidimą politiką. Ir dabar laukia kitą savaitę jau mūsų politinės bendruomenės, bet ne tik. Dėl to ir norim kreiptis į tuos, kurie nėra partijos nariai, ateiti ir registruotis. Tai čia iš tavęs išeina, iš tavo klasiškai nukaltų terminų demokratijos šventę, kur pirmą kartą istorijoje mūsų sąrašas į Seimą, o Seimo rinkimai jau artėja, šitą sąrašą galės formuoti ir žmonės iš išorės, tie, kurie mums prijaučia, pritarė, registruotis, ateiti. Ir tas reitingavimas bus labai svarbus. Aš jau žiūrėjau per šitos rinkimus ir per prezidento rinkimus, kodėl svarbu buvo, kad mūsų partijos atstovė dalyvavo, kitos partijos atsitraukė nuo šitų prezidento rinkimų. Nes žiūriu į ateitį, kokiu keliu eis Europos Sąjunga. Tai atsiprašau, Tėvynės sąjunga. Ar eis tuo europietišku keliu, tokiu, kokį mes čia matom? Ir svarbiausia, ar Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai taps ateinančios kartos partija? Ar mes su savo kai kuriais keistais sprendimais kartais, turiu omeny galbūt ne visos partijos, bet dalies, galim atsidurti taip, kad atiduosim kitom politiniam jėgom savo augančią, brestančią kartą. Aš tą matau ir iš savo aplinkos. Tai aš konkrečiai galiu sukonkretinti, pasakyti. Pasižiūrėkit, kiek buvo triukšmo dėl 3 raidžių. Kad į mūsų raidyną negalima įrašyti W, ten kokių ten dar kažkokių tai kitų raidžių ir čia sužlugs lietuvių kalba. Kas atsitiko? Mūsų būtent partijos valdymo laikais šitas sprendimas priimtas ir nieko neatsitiko. Kiek nesąmonių dabar prikalbėta apie tą pačią Stambulo konvenciją. Tai dėl to, kad kai kas dabar gali naudoti reitingavime šitą kaip savo kortą ir mūsų partijos viduje, aš bijau, kad gali nublokšti partiją atgal. Tai aš jau nekalbu apie tokį gal ir kontroversišką kai kam dalyką, bet ir tą pačią partnerystę. Jeigu mūsų partija būtų išdrįsusi visa balsuoti už partnerystę laiku, šiandien šito klausimo nebebūtų darbotvarkiai. O dabar kaip tik mes gausim per šitą klausimą ir turim problemų. Tai aš gal čia jau beveik viską pasakiau, bet labai svarbu tavo, kaip buvusio pirmininko, kaip kai kas vadina jau tave, patriarcho partijos nuomonė dėl reitingavimo. Jeigu pažiūrėčiau į gimimo datas, tai tamsu irgi turbūt artėjate. Na, jaunes, nebiški, bet panašiai. Tai čia patriarchiškai galėčiau dabar padėstyti. Na, akivaizdu, kad pirmas dalykas, tai gyvenam tikrai neramių laikų, čia jau nėra ko to kartoti ir todėl Seimo rinkimai yra ypatingai svarbus. Ir klausimas, kurį jau čia ir keliu, ir keliam, yra labai paprastas. Kurią kryptim po Seimo rinkimų Lietuva eis? Viena kryptis yra, kurią dabar vis dar siūlo socialdemokratai, ta pati Vilija Blinkevičiūtė, kuri čia visus postus, reiškia, tinka. Dalina. Ir lyderė. Tai jie taip, dramatiškai sako, niekados su Tėvynės sąjunga nebus jokiose čia koalicijose, bet tai reiškia vieną dalyką, kad jie eina į koaliciją su Karbauskiu, su Žemaitaičiu, su Vėgėle, dar ten Vaitkaus ir Tomaševskio kombinacija, ta pati Pinskuvienė, štai gali būti tokia koalicija. Kita galima koalicija yra Tėvynės sąjunga, tos pačios 2 liberalų partijos, gal dar to paties Sauliaus Skvernelio vadovaujami demokratai, kaip jie čia... Nes jie dabar žalieji. Jie žalieji, jie tokie europietiški. Tai
štai tai antrai galimybei, antrai alternatyva yra visos galimybės, nes ką parodė ir prezidento rinkimai, ir ypač Europos parlamento rinkimai, tai Ingridos Šimonytės vyriausybė, tų 290 000 balsų, kuriuos jie gavo, mūsų sąrašas gavo, vadovaujamas Ingridos Šimonytės per Seimo rinkimus 20 metais, tie balsai yra neišbarstyti. Lygiai tiek pat balsavo dabar už Ingridą Šimonytę ir matom taip pat mūsų sėkmę Europos parlamento rinkimuose. Taigi yra galimybė sėkmingai pasirodyti Seimo rinkimuose. Tada klausimas iš tikrųjų, kaip atrodys mūsų sąrašas. Ir čia jau iškyla tas struktūrinis klausimas. Iš tikrųjų, šiandien mes esam labai stiprus didžiuosiuose miestuose, Vilniui dominuojam. Natūralu, kad tai yra rinkėjai jaunesni, labiau išsilavinę, žiūrintis į gyvenimą moderniau ir žiūrintis į tą modernios Lietuvos ateitį. Pozityviai žiūrintis. Lygiai tas pats ir Kaune, ir Klaipėdoje matom tą didžiųjų miestų. Aišku, kad mums reikia kažkaip grįžti į regionus, nes regionuose irgi matom daug iš tikrųjų žengiančių į priekį ir savivaldybių, kur tikrai jauni žmonės ateina ir į savivaldybių merus ir tikrai labai pažangiai tvarkosi. Bet mes negalim prarasti štai tos, ką turim dabar, didžiųjų miestų. Tai natūralu, kad didžiuosiuose miestuose žmonės žiūri, tą, ką tu jau minėjai. Jie nebijojo leisti įsirašyti, ypač lietuvaitėm ištekėjusiam už užsieniečių į pasus W tenai ar X ar Y raidės, kurių kartais reikėdavo ir kalba nesugriuvo. Lygiai tas pats noriu priminti Stambulo konvenciją. Tai Stambulo konvencija prieš gerus metus yra ratifikavęs Europos parlamentas, jam yra pritarusi vadovų taryba. Aš niekaip nemačiau, kad Gitanas Nausėda būtų prieštaravęs jos ratifikavimui, nors Lietuvoje prieštarauja, čia jau taip turim, kad kai kurie politikai Europoje... Dvigubi standartai. Vienaip kitaip. Tai kitaip sakant, ta Stambulo konvencija jau jinai galioja visoje Europoje, turėtų galioti ir Lietuvoje, aš taip suprasčiau. Tai kažkaip niekas toje Europoje, ten, kur yra ratifikuotos tos Stambulo konvencijos, negirdėjau, kad ten... Ir kas nors masiškai keistųsi lytis, buvo čia paskleista. Tas pats su partnerystėm. Tai partnerystė visiškai nereiškia, kad sugrius mano šeima ar ten kieno nors kito šeima, jeigu šalia kas nors gyvens partnerystė. Tai iš tikrųjų lygiai tą patį aš noriu pakartot, kad čia jau yra ir Tėvynės sąjungos. Tam tikrą prasme klausimas, kaip išvengti to, kad mes pastoviai gyvenam su ta, taip sakant, patys savo susikūrėm problemą. Problemą ir jinai vis mums ir patys padraskom, taip sakant, tą žaizdelę ir po to sakom, mes čia dar jos nesprendžiam. Vis galima, aišku, žmonės tie, kurie dabar eina į rinkimus, kai kurie galvoja, aš eisiu toje apygardoje, kur žmonės galbūt taip ir kitaip galvoja negu aš. Bet tai yra labai trumpalaikis mąstymas. Jeigu mes prarasim partijos ateitį, Tėvynės sąjungos ateitį, jeigu mes prarasim didžiuosius miestus, tai tada nebebus ir tų žmonių apskritai Seime ir jų reikšmės. Viskas. Šiandien pirmam kartui matosi, kad mes abudu esam pasilgę pokalbį su jumis, tai truputį ilgesnis mūsų išėjo video. Tikrai ačiū tiems, kurie žiūri ir laukia mūsų tikrai įdomus 5 artėjantis metai. Ačiū dar kartą.